Mano miestas – Utena. Utenoje yra didžiulė pramonės gatvė. Joje yra mėsos kombinatas, viena didžiausių ir giliausias tradicijas turinčių mėsos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Nuo 2004 metų Utenos mėsos įmonė įrengta pagal ES standartus, aprūpinta pažangiausia įranga. Dabar įmonėje dirba apie 700 darbuotojų. Yra tokių, kurie dirba nuo pat įkūrimo, tai yra 39 metus. Dar vienas garsus fabrikas yra Utenos alus. Dabar ji yra didžiausia ir moderniausia alaus darykla Baltijos šalyse. Visas alus darykloje verdamas iš nuo senų senovės naudotų komponentų – tyro šaltinio vandens, kokybiško salyklo, apynių ir alaus mielių. Šiuo metu per metus išverdama 132 milijonai litrų alaus ir pagaminama 28 milijonai litrų kitų gėrimų. Produkcija keliauja į 20 valstybių visame pasaulyje. Jau daugiau kaip 35 metus fabrikas garsina mūsų kraštą. Taip pat Utenoje yra ir AB Rokiškio sūris filialas Utenos pienas, viena seniausių Utenos miesto įmonių. 1977 metais pastatyta naujoji pieninė su šiuolaikinė pieno perdirbimo įranga. Dabar ji visiškai modernizuota ir atitinka ES reikalavimus. Čia gaminamus kefyrą, pieną, grietinę, jogurtus, desertus įmonė parduoda Lietuvoje, tačiau kitą didžiąją dalį gaminių eksportuoja į ES šalis. Man 8 metai. Ieva, ar patinka gyventi Utenoje? Taip. Ir ką tu joje veiki? Einu prie ežero pasivaikščioti, pažaisti su draugais, o vakare aš einu pažiūrėti fontaną. O ar žinai kažką apie Utenos pramonę? Žinau, kad yra alaus kombinatas, pieno kombinatas ir mėsos kombinatas. O ar valgai Utenos pieno sūrelius? Taip. O ar valgai Utenos mėsos gaminius? Taip. O ar geri Utenos alaus alų? Ne. Mano mama daug metų pradirba Utenos mėsos kombinate. Mes patys gyvendavom kaime, tai iš kaimo tekdavo mamai važinėti. O penktadieniais jau laukdavau, kada tėtis anksčiau grįš iš darbo, užves Moskvyčių ir abudu važiuodavom į Uteną. Nes penktadieniais mama pirkdavo mėsos kombinate mėsą. Aš nežinau kodėl, gal paprastose parduotuvėse jos pakankamai nebūdavo. Ir nuvažiavus stovėdavo didžiulės ilgiausias eilės. Ir laukiam ir pamatom, kad tėtis jau su mama grįžta ir atneša didžiulį maišą mėsos. Ir tenai ir pripirkta ir šonkauliukų, ir ausyčių, ir uodegyčių. Apsirūpindavom visai savaitį. O paskui važiuodavom jau toliau iki univermago. Tada jau laukdavo plombyro ledų porcijas. Nedidelis miestelis Utena ir buvo sprendžiama, kur daryti Lietuvoje pramoninis rajonas. Ir apskaičiavimus padarius, jiem buvo geriausia išeitis daryti Utenoj. Tada pirmoje eilėje padarė užtvankų klavinių, nes čia nebuvo ežera, nebuvo vandenė, o pramonė reikia daug gerą vandenį. Tai tada buvo pastatyti. Trikotažas jau buvo, bet nebuvo mėsos kombinata, alaus kombinata ir pieno kombinata. Tada jau pradėjo jie maždaug visi kartu šitie pramonė veikti. Ir darbininkai buvo labai plačiai vežiojami, nes iš visų talimų kampų, nes buvo tuo laiku dar per maža darbuotojų. O galvojat, kad Utena bus toks didelis miestas kaip dabar, kad taip išsiplės? Kad išsiplės, kai jau pradėjo statyti pramonį, tai tada jau pradėjo galvoti. Dirbau 22,5 metus,
Kombinate, nu, keitės labai, aišku, kaip ir paprastai darbuotojai ir visi įrengimai. Ir kombinatas, tuo laiku dar nebuvo gerų įrengimų, tokių kaip dabar, kai nesijaučia, tuo laiku būdavo labai didelis bjaurus kvapas nuo mėsas kombinatą ir labai geras skanus kvapas nuo alaus, būdavo kvepia salyklos. Nu, pavyzdžiui, sriubas darydavo, mėsiškų darydavo įvairius patiekalus, kotletai, šnicelis, guliašas, azų. Tada būdavo įvairias sriubas ir šalti būdavo patiekalų, salotų kelių rūšių. Nu, salotas, tai aišku, kad nebuvo tokias mandras, kaip dabar gali būti. Tai viskas buvo tuo laiku daug paprasčiau. Dabar jau daug įvairesnis asortimentas. Ir vienais metais, reiškia, buvo konkursas geriausiai valgyklą išaiškinti Tarybų sąjungai, ne Lietuvoje, bet Tarybų sąjungai. Ir atvažiavo iš Maskvos komisija ir mėsos kombinatų valgyklų pripažino pačiu geriausiu Tarybų sąjungai. Tai kelintais čia metais panašiai? Nežinau. O čia jau labai senai buvo. Nu, matai, Bet jau dirbai? Dirbau, jau dirbau. Kelintais, tai čia. Ir tada, kai atvažiavo iš Rusijos, visi žmonės sakydavo neskanu. Kai to iš Maskvos atvažiavo, pasakė, jeigu jie mokėtų, kai ruskai sakydavo, rublį 30, tai būtų skanu. Kai jie mokėdavo, kombinatas dengdavo, mokėdavo 30 kapeikų, tada jiem atrodė, kai beveik valgydavo, tada jau atrodydavo, kad neskanu. Nebūdavo mėsos galima, nors mes dirbam kombinatį, tai būdavo jau labai didelė prabanga, jeigu gali paduoti užsakymų ir gali gauti mėsas, bet gauni mėsas tik tai kažkokiam dideliam reikalui, nu, kokiam jau ir vestuvėm, ar laidotuvėm, ar kam, šiaip savo tai būdavo tik tai nugrundyti kaulai, kad ruos pardavinėdavo.